Pozityvi kelionė. Kas tai? Kai važiuoji blizgančiu, ką tik nuplautų automobiliu. Kai tau padėkoja, kad užleidi į eilę. Kai randi laisvą greito įkrovimo stotelę. Electrum Drive. Pozityvioms kelionėms. Labas, mėlėjai, aš esu Silvija ir nežinau kaip kituose miestuose, bet Vilniui gerą orą sugadino Rita Ora. Pats sugalvojau. Bet šiaip surimtėkim ir žinias pradėsiu, kaip visada, nuo Ukrainos reikalų. Nepaisant to, kad okupantų apetitas apmažėjo bandant okupuoti Charkivo centrą, jie intensyviai spaudžia Ukrainos gynybą Lipcų rajone. Taip nori priartėti prie Charkivo per patranko šūvį ir tada jau lyginti jį su žeme. Tik net esant tokiai įtemptai padėčiai, ukrainiečiai santykius aiškinasi tarpusavyje. Per susišaudimą 3 kariai žuvo, 4 sunkiai sužeisti. O ruskiai stumėsi Donecko srityje. Prasti reikalai Progreso gyvenvietėje, kur galimai apsupti šimtai Ukrainos karių. Bet bent Kurachovės gyvenvietėje ukrainiečiai sustabdė vieną didžiausių puolimų. Okupantai vienu metu panaudojo 11 tankų, 45 kovinius šarvuočius su desantu, 1 terminatorių, 12 motociklų ir vis tiek patyrė didžiulius mėsos ir geležies nuostolius. Bet orkų dronai taikosi toliau, šįkart į infrastruktūrą pietinėje Odesos srityje ir centriniuose šalies regionuose. Nukentėjo gyvenamieji namai, 2 žmonės sužeisti. 3 dronai kiek persistengė ir tiesiog nuvarė į Rumuniją. Pastaroji kacapiškų paukščiukų migracijos nekomentuoja. Na, bent okupantai skundžiasi dronų ataka Kursko miestui. Pranešama apie 16 numuštų bepiločių ir gaisrą gyvenamajame name. O štai Driskių kariniam sraigtasparniui Mi-28 sudužti net ukrainiečių pagalbos neprireikė. Naujo antidroninio aparato katastrofą sukėlė techninis gedimas. Įgula visa žuvo. Ne antidroninis, o kažkoks antipilotinis gavosi. Čia jau scenaristai sugalvojo šitą, ne aš. Tik Murzai toliau žandukus pučia ir kaimynams grasina. Huilo naktipučio sargas Peskovas pareiškė, kad nors Armėnija gali laisvai pasirinkti savo politinę kryptį, Maskva norėtų, kad rinktųsi ją. Kitu atveju gali ištikti Ukrainos likimas. Na, o senelis Bidenas savo kalboje iš Ovaliojo kabineto žadėjo pasirūpinti, kad visokie nepraustaburniai bahūrai, karo nusikaltėliai ir kitos padugnės neaiškintų, kaip gyventi normaliems žmonėms. Ačiū tau, seneli. O plačiau apie jį kitoje žinutėje. Kol saldžiai sapną sapnavote, JAV prilipusi prie TV ekranų klausėsi Bideno kalbos. Susirinkę šalia Baltųjų rūmų prezidento gerbėjai braukė ašaras, mat kalba panašėjo į atsisveikinimą, nors dirbti dar liko geras pusmetis. Tai pirmasis Bideno pasirodymas viešumoje nuo Liepos 21-osios, kai pasitraukė iš prezidentinių lenktynių ir užleido vietą Kamalai Harris. Jis sakė, manantis, kad jo kaip prezidento rezultatai nusipelnė antros kadencijos, tačiau niekas negali trukdyti išsaugoti mūsų demokratijos. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. Jis sakė, perduosiantis estafetę jaunesniems balsams, gyrė viceprezidentę ir pavadino ją patyrusią, tvirtą ir pajėgę. O per likusį kadencijos pusmetį pažadėjo tęsti pradėtus darbus. Tai stabdys Putiną, stiprins NATO, rems sąjungininkus Ramiojo vandenyno regione, toliau kalbės apie vaikų apsaugą nuo ginklų smurto, planetos apsaugą nuo klimato krizės kaip egzistencinės grėsmės. Nu, planas tai geras, kad tik tai jėgelių užtektų tam pusei metų. Juk būtent dėl prastėjančios sveikatos tragiškai susiklošiusių debatų ir smigo jo reitingai. Svarbiausia, kad, kaip pastebėjo Mykolas Katkus, Bidenas išėjo savo sąlygomis. Bet ko Bidenas nepadarė, tai nė kartelio neužsiminė apie Trumpą. O pastarasis tai progos nepraleido ir kontratakavo žaibiškai. Kreipimąsi pavadino labai prastu ir vos suprantamu, o Bideną ir Harris pavadino didžiausia Amerikos gėda. Oponentai Harris kliuvo dar daugiau, ją išvadino radikale kairiąją lunatikę, kuris sunaikins Ameriką. O štai apžvalgininkai sako, kad nors Harris ir neturi stiprios komandos, tačiau turi stiprių finansų
finansinių rėmėjų užnugarį ir įtakingų moterų palaikymą. Tad leftistinė lunatikė gali, kaip reikiant senukui Trumpui, kailį iškaršti. Na ir dar vienas prisikėlimas. Į Kėdainius grįžta Vikondos grupės organizuojama ledų šventė. Ji numatoma rugpjūčio 3 dieną ir per ją bus išdalinta nei daug, nei mažai 34 000 porcijų ledų. Nu tai kas atsispirtų tokiai pagundai? Dar žadamas nemokamas koncertas su karaliene Butkute bei Sel. Žinokit, man atrodo, kad Viktoro laiko mašina veikia ir jis mus puikiai nukelia atgal į 2000-uosius. Ir koks sutapimas, kad šventė sugrįžta būtent prieš pat Seimo rinkimus. Ir kaip tik tuo metu, kai į aktyvę politiką grįžta darbo partijos lyderis, tas pats Viktoras Uspaskichas. Visi blaivi, kas čia per šventę nesupranta? Klausykit, o ką nelinsk man čia, ar kas čia yra? Jis ir yra įvardyjamas kaip ledų šventės iniciatorius. Ankstesnėse šventėse lipdavo ant scenos ir paskelbdavo ledų lietų. Ani karšta? Karšta? Lietaus reikia. Panašu, kad tradicijos nebus laužomos. Uspaskich žada dalyvauti šventėje ir gal net tarti kelis žodelius. Pasidalins mėgstamiausiais ledų skoniais ar gal kokiu nors tai rinkiminiu pažadu. Politiniai oponentai nerimsta, tai aiški politinė reklama prieš rinkimus, o nemokamai dalijami ledai rinkėjų papirkinėjimas. Bet organizatoriai laikosi savo. Ledų šventė skirta paminėti gimtadienį. Renginys pradėtas organizuoti prieš 29 metus, todėl pasigirstantis svarstymai tėra subjektyvios nuomonės. Ignoruokime faktą, kad Vikondo grupės savininkė buvusi Viktoro žmona Jolanta Blažytė. Tik šventę gali ištirpdyti VRK. Komisija žada renginį atidžiai stebėti, kad jis nebūtų išnaudotas rinkiminiams tikslams. Bet ar nėra ir taip čia viskas akivaizdu? MRU politologas Saulius Spurga įsitikinęs, kad šventė atgaivinama ne tik dėl įmonės gimimo dienos. Jis pastebi, kad tokie palepinimai itin veikia rinkėjus. Taigi panašu, kad Kėdainių laukia politinė ledų puota. O šiaip tai, o kokio skonio ledai yra jūsų mėgstamiausi? Mano tai kakaviniai. O jūsų? Blitz naujienos. Liepos 9 dieną JAV Naujojo Džersio valstijos Wildwoodo mieste per šaudymą buvo sunkiai sužeista į JAV pagal mainų programą Work and Travel išvykusi 20-metė Viltė. Nuo pirmadienio Lietuvoje merginos gydymui ir reabilitacijai buvo renkamos lėšos ir vos per 2 paras surinkta daugiau nei 100 000 eurų. Lina yra intensyviosios terapijos skyriuje ir jai taikoma kalbos bei fizinė terapija. 15 min paviešino istoriją, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybos generalinis direktorius Nerijus Mikelionis viename iš Kauno prekybos centrų neva slapčia mobiliuoju telefonu filmavo po moterų sijonais. Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Įtarimai dar niekam nepareikšti, bet pats Mikelionis 15 min teigia, kad tai visiškas nesusipratimas. Prie Taivano pietinės pakrantės nuskendo krovininis laivas. 9 įgulos nariai mianmariečiai buvo priversti jį palikti, vykdoma jų paieška. Taivane vis dar juntamas taifūno Gaemi poveikis. Stipriausias Taivanui smogęs taifūnas per 8 metus nusinešė mažiausiai 3 žmonių gyvybės. O netoli Manilos apvirto ir nuskendo su Filipinų vėliava plaukiantis tanklaivis, gabenantis beveik 1,5 milijono litrų pramoninio mazuto. Jei ištekėtų visas kuras, tai būtų didžiausias naftos išsiliejimas Filipinų istorijoje. Ukrainos saugumo tarnyba ir nacionalinė policija užkirto kelią teroristinių atakų serijai. Per specialią operaciją skirtingose Ukrainos regionuose buvo išardyta Rusijos FSB agentų grupė. Ji rengė padegimus vietose, kuriuose susibūrė daug žmonių. Pagrindiniai taikiniai tai prekybos centrai, degalinės, vaistinės ir turgus Ukrainoje, Lenkijoje bei Baltijos šalyse. Nusikalstamą veiklą nuotoliu koordinavo Rusijos žvalgyba. Komentaruose, mėlyje, rašykite, kokie jūsų yra mėgstamiausi ledai. O taip pat, ar kas nors planuojate pasiklausyti Ritos oro šį vakarą, šį kartą į renginį galite pasiimti vandens, bet ne stiklo buteliukuose. Tikiuosi, kad per koncertą visiems bus taip smagu, kaip žaisti va šį žaidimą.
Komentarų metas. Vakar komentaruose dalijotės apie savo įdomias atostogas ir paaiškėjo, kad Kapocius matė Dominiką Reikjavike. Tai dabar jam paaiškėjo, kad be reikalo žegnojosi. Nes kas galėjo pagalvoti, kad Dominikas taip išgazdins. Kitą kartą tai nesižegnokit, eikit pasilabinti, pasidaryti selfie pavyzdžiui. O Zyzus sako, kad jau spėjo pabuvoti komoje ir ne kartą. Tai koma per vasaros atostogas, girdėjau, kad šiaip žmonės renkasi ten kokius nuotykius, bet čia jau ekstremalu. Tikiuosi, kad bent jau pabusti galima laiku. O aš jums sakau, iki pasimatymo, čia dabar pradėsiu tokias ilgesnės savo atostogas ir linkiu jums išnaudokit vasarą ir kurkit prisiminimus, kad kokiais ten žiemos šaltais vakarais būtų ką prisiminti ir pasišypsot savo į ūsą. Į ūsą, ne? Gerai, tiek žinių.